Žodžiu, grįžom tiksliau prie kelionių po miestelius. Po pusmečio gero pertraukos po žiemos ir ten visą kitą. Ir tęsiam kelionę po Žemaitiją. Tai žodžiu, taip nuo pajūrio, taip link Aukštaitijos ir judam per miestus. Nu tai ir dabar biškį tokią siaurą juostelę paimsim. Tai pradėjom nuo Ariogalos. Indrutė truputį pagūglino, tai Džeminajus jai atsakė, kad Ariogala tai yra vienas seniausių Lietuvos miestų. Tai šito nežinojau. Šiaip čia važiuojant jis netrodo labai didelis. Kiek pasižiūrėjau lankytinų vietų, čia irgi nėra baisiai daug. Tai gal ir greitai čia apsisuksim. Ir šiandien nusimato dar 2 miestai. Raseiniai ir Tytuvėnai, ar ne? Lik ir. Jo, tai vat ir Ariogala vat jau kaip tik ir yra Raseinių rajone, visai netoli autostrados. Tai einam ir apsižvalgysim, ką čia turim gero. Atėjom prie fontano, berods fontano, bet dar per anksti. Dėja, negaliu patikrint. Ne, čia toks fainas įdomiai atrodo. Aha, įdomu, kaip, gal tiesiog kaip lašiukai tokie krenta. Lietus toks, žinai. Aha. Kaip taip įspūdis? Šiaip ką žinau, toks nedidelis, ramus, bet tai dar ir pavasaris toks, žinai. Į lauką dar ne per daug noris eit, kad būtų kažkas judresnio, bet nedidelis toks, vis tiek, nežinau. Įspūdį kitokį sukuria, kai dar vėsiau, dar taip ne visi medžiai sužaliavę, taip kažkaip linksmiau nuo vasarą. Bet manau tikrai vasaros smagiau, judesio daugiau. Jo, tai čia dar ir nedaug paėjom, dar ten kažkoks kabantis tiltas. O parkelis, tai kito parkelio šiandien praeitame? Man atrodo, tas parkelis prie mašinos yra. Nu gerai, neskaitau. Spėk, kiek Ariogalos kaimo ir miesto seniūnijose yra žmonių, gyventojų. 5000. Tu perskaitai gal? Neperskaičiau. 558. Kažkokį sugebėjimą turi atspėti. Skaičius. Jo, atsimenu, dėl kainų kalbėjom, tai vos ne euras į eurą pataikė. Būtų nuomos kainos. Aha. Kažkada Indrutė vartė skelbimus. Nu, žiūrėjom, už kiek ten mano butą galima nuomot. Ir vartė skelbimus ir kažkaip parodo nuotrauką, aš atspėju kainą, parodo nuotrauką, aš atspėju kainą. Ir kokius gal 2 ar 3, nu tai visiškai atspėjau, lygiai pasakiau.
Čia kaip ir ryžiai auga. Atvežė. Miestietį į kaimą Ta pati atvežiau. žiau, sakyčiau. Ryžiai. Čia, tai žodžiu, bevažiuojant link Raseinių, Džeminajus dar pasiūlė užvažiuoti, pasižiūrėti, čia yra apžvalgos bokštas. Tai sakė, labai geras vaizdas atsiveria. Ir čia ir piliakalnis kažkoks. Alkos kalnas ir piliakalnis, pamiršau pavadinimą. Tuoj gal pamatysiu. Alkos kalnas parašta. Jo, ten buvo Alkos kalnas ir tuo pačiu Betygalos piliakalnis, va. Tai kaip čia ir piliakalnis ir kalnas? Nu tai kalnas ir piliakalnis. Ai ką, žinau. Ne, ašgi čia sugalvojau tos pavadinimus. Bet čia kalvota visai. Ten ant šlaito Ariogala buvo. Tai Džeminajus šiek tiek apgavo, nes čia ne apžvalgos bokštas, o apžvalgos aikštelė. Tai, iš principo tiesiog piliakalnis ir apžvalgos aikštelė skaitasi. Ten toliau dar vienas piliakalnis, bet jau prie jo gal neįsim. Šiaip gal ne aukštesnis, šiek tiek įdomesnis, bet šiandien diena suplanuota jau ir labai laiko neturim, šiek tiek nuo grafiko atsiliekam. Biškį vėliau išvažiuojam, biškį kamščių ir gal valandą vėluojam jau, kur turėtume būti. Tai užteks čia ir lekiam toliau. Jau atvykom į Raseinius ir Indrutė, matyt, Džeminajui kažką perskaitė ir labai juokėsi. Aš juokiausi, kad ir ką Džeminajui parašyčiau, jis rašo. Raseiniai vieni seniausių, tada apie herbą paklausė. Tai vienas seniausių herbų. Ne, tai jeigu vienas seniausių miestų turi herbas, aišku, bus vienas seniausių. Tada, jo, kad ir kokią miestą rašysi, vienas seniausių, viskas, pirmas sakinys, vienas seniausių. Nu tai, kai sakai vienas seniausių, o ne seniausias, tai žinai, labai jau plačiai tada gali pataikyti. Įdomu apie Elektrėnus, ką rašytų. Pabandyk parašyti. Nes Elektrėnai vienas naujausių, gal pats naujausias miestas. Taip, tai... Elektrėnai yra vienas jauniausių Lietuvos. Pats sutaisi. Tai gerai, kažkiek tiesos yra. Tai va, tai apie Raseinius žinau nedaug. Bet Raseiniai, kaip pasakyt, yra, gerai, pradėsiu nuo to, kad gūdžiais 2000-aisiais, ten kažkas 2000-ųjų pradžioje, kai buvo populiaru turėti telefoną mobilų, jau kaip pirmieji ten tie telefonai atsirado, buvo populiaru surinkti bet kokį numerį ir paskambinti. Ne paskambinti, bet ragelį padėti. Mes sakydavom pamajakint, pašvituriuot. Ir... Na, aš ne iš to. Tai va, man... Tai jo, tai čia netgi dvi bus istorijos, viena bus biškį vėliau, bet, žodžiu, aš atsimenu vieną kartą, taip surinkau numerį, pamajakinau ir atmajakino, pradėjom susirašinėti ir buvo panelė iš Lydų vienų, į kuriuos, man atrodo, šiandien arba rytoj važiuosim, nes ten yra tiltas įdomus. Ir paskui po kurio laiko, ten nežinau, po metų ar kažką, man pamajakino, aš atmajakinau, susirašėm ir buvo mergina iš Raseinių. Mes tada labai susirašinėjom, labai svajojom Vilniui susitikti, nes aš ten buvau 11-okas, 12-okas, jinai ten metais jaunesnė. Pasakojau už to šitą istoriją, man atrodo. Bandau atsiminti. Tai mes ten labai jau ten susirašinėjom, labai jau ten susitiksim, studijuosim ir taip toliau. Ir atsimenu, man jau ten jau 12 klasės egzaminai viską. Ir jinai, susiradau vaikiną. Žodžiu. Tai ir taip parašė, Ne, ten kitaip parašė, aišku, bet taip, long story short. Paskui, aišku, kai jau... Liūdėjai? Tada tai jo, tada liūdėjau.
Tai va, ir atsimenu tada, bet vis tiek susitikom, nes aš jau buvau antrakursis, jinai pirmakursė, jinai apsigyveno Saulėtekį, ten bendrabutį, atsimenu, irgi susirašėm, nuėjau pas ją ir jos kambariuoti ten į svečius. Tai vis tiek susitikom, bet tuom viskas ir baigėsi. O galbūt išėjo kažkas? Nu tai, bet jinai dabar turėtų būti susituokus su policininku Vilniuje. Tai tiek apie Raseinius žinau. Gerai, jau dabar einam jau iš tikrųjų. Man tai labai įdomu, kodėl herbas Lūšis yra. Tai va, kol vaikščiosim, gal ir sužinosim. Ir labai norėsiu pravažiavam pamatyti tą skulptūrą. Žemaitės? Žemaičio skulptūrą. Tokia didelė pasirodė, Nemačiau. Nematai važiuodam, va tokia aukšta, didelė, balta. Nu tai gerai, einam. Einam. Ėjom pro parkelį ir priėjom labai įdomų suoliuką. Aš tokių negaliu praeit, man reikia išbandyti. Jis yra išmanus, su saulės baterijom. Čia tipo gal šviečia visai naktį. Čia yra USB. Ir čia yra krovimas. Krauna? Wireless. Dabar ne. O atsisėdi irgi gal čia šiltai, Ne. bet nešviečia. Taigi ką tik buvau uždėjęs veikia. Na žodžiu, Gal mano pabandyti? šiaip veikia. Mūsų nuotrauka? Nu, Krauna. Todėl čia tau Tokie nesuveikia. dalykai labai patinka. Viskas, Nežinau. kas elektronika, Justinai jau silpnybė Taip, iki taip, negalėjimo. Visiškai. Justinai, išvers, ką čia reiškia. Visi, kas ne žemaičiai, dabar pabandykit atspėti, ką reiškia šitas vundo ant kulė. Nu, kodėl nežinai, čia aš pagau, kad čia lotyniškai. Na taip žiūrint, pastatas toks senas atrodo. Nu tai kažkaip ir šviečias, kad turėtų būti kažkas, va, tipo, jo, lotyniškai ten. Pasirodo čia žemaitiškai. Vanduo ant akmens. Vundo ant kulė. Vundo. Čia prie vargonų. Gal kiek panašiai. Žinai, kas man patinka čia vaikštant? Kad kaip turistams, tai yra daug kur tie ženklai su nurodytom lankytinom vietom. Nes ten, kur buvom prie to paminklo Žemaičiui, čia nais einant vėl buvo. Tai man šitas labai patinka, nes dažnai tokių nebūna. Tikrai aš tai atsimenu, lyg ir Nu tai būna, bet dažnai labai ir nebūna. Ir tada, kai tokių nėra, tu ateini tiesiog pasižiūri, kur vaikščiot Google Mapsuose ir tada nenueini prie kokios nors vietos ir tada žmonės pyksta, kad ten nenueini. Ir sako, jūs nieko nematėt. O tai mes ir nematom dėl to, kad Google'e nepažymėta, mieste nėra rodiklės, na iš kur mums žinot. Tai va čia yra. Ir čia va galima kaip apžiūrėti. O ta moteris sakė, kad kaip tik mes parodėm jai gimtąjį miestą ir tokias vietas, kurių net pati
Tiesiog nebevaikšto ir nemato. Nu, čia atvejs iš Šilutės. Tai jo, bet sakykime, dažnai tai ant mūsų pyksta, kad mes neparodom tam kokiu nors jiems žinomų vietų, nors mes net nežinom, kad jos yra ir nežinom, kaip jas rasti. Tai esam prie Raseinių Magdės ar Magdės, nežinau kaip kirčiuot, šulinio. Tai čia irgi toks įdomus personažas, kaip kaimo Jurgis, kaip Molio Motiejus, taip sakoma ir Raseinių Magdė. Bet pirmą kartą iš tikrųjų girdžiu šitą pasakymą, niekad nėra tekę girdėti. Iki mūsų kraštų neteidavo toksai išsireiškimas. Tau gal arčiau, aš dar toliau. Tai kad gal panašiai. Tik tai kas keista, ne vieną kartą Rokiškius ir Raseinius yra sumaišę. Kai pasakydavau, kad aš iš Rokiškio, galvodavau, kad ir iš Raseinių padavau. Nežinau, gal kad iš R raidės. Man atrodo, jis ten jau nuglostytas. Ne? Nuglostytas lūšiukas? Jo. Ai, kaip žmonės, kur nuglosta būna. Nu žiūrėk, o čia geltoniau A, ir ausis, o gal ir ir ne? snukutis. Nosis. Kokia švelni nosis, tai jau tikrai nulys. A, Nes kažkaip pageltonuoja. jeigu aš būčiau katinas, aš būčiau Kukučio. toks katinas. Kukučio katinas. Gal ne. Iš žmogaus akim. Tai dėl to aš ir būčiau toks, kaip žmogaus akim katinas. Juokingas. Pavaikščiom po Raseinius, atvažiavom pasižiūrėti Lyduvėnų tilto. Tai Lyduvėnų tiltas biškį nuvylė iš tos pusės, kad negalima jo apžiūrėti normaliai. Šiaip po pačiu tiltu ten yra padaryta toks takas, Nepaminėjai, kad geležinkelio tiltas gal Taip, visi geležinkelio žino. tiltas. Aš ir nežinojau. tai po jo kaip ir galima būtų ten pavaikščioti ir būtų visai fainai, bet tik ekskursijoms. Tai atvažiavom, pažiūrėjom prie to punkto, kur jau ten jau būtų galima eiti, bet ten kaip ir nieko nėra, tai tada atvažiavom į pačius Lyduvėnus, ir pasižiūrėjom iš po pačios į tą tiltą. Tai įspūdingai atrodo, didelis, ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje skaitomas. Kiek ten sakė, 6 kilometrai ilgio? Ne, aš sakiau, 6 kilometrai liko važiuoti nuo ženklo. Ne, žiūriu, kad čia nelabai gal 6 kilometrai taip jau ilgis. Tai aukštas, įdomus, būtų tikrai įdomu po jo praeiti, bet
Kaip kambarys? Nu, labai gražiai Justinas kambarį išrinko. O su kokiu vaizdu? Vaizdą tuoj parodysim. Tai atvykom į Tytuvėnus. Ir gavosi taip, kad mūsų pirmas lankytinas objektas iš karto yra prie pat mūsų apsistojimo vietos. Tai ir susinešėm daiktus visus, įsikūrėm ir tada sau ramiai dabar eisim pasivaikščiot. Ir fainas kambarys ir koks vaizdas pro kambario langą. Keista, kad čia dar, nu, kažkaip važinėja po Lietuvą ir tam tikrų dalykų nesitikė pamatyti. Tokiam burbulė esi, o čia žiūri, ne tik Vilniuje yra kažkas Vaizdas ne pamatyti. į jūrą, ne į kalnus, bet irgi žiauriai geras. Taip. Toks visai fainas. Tai jo, tai nuo šitos bažnyčios ir pradėsim savo pasivaikščiojimą. Kažkur pavalgyt gal užeisim, kažką dar pamatysim. Indrei kavos nupirksi, nes jau miršta. Miršta jau viskas. Pavargus. Jėgos pasibaigė, Indra, tai aš tai dar kupinas jėgų, dar galėčiau vaikščioti ir vaikščioti. Čia yra neįprasta, nes būna tai dažniausiai atvirkščiai. Kretiną pradėjau gerti daugiau energijos. 2 kartus išgėrė gal. Bet jau veikia. Tai va, gerai, judam. Gerai, kad man sakai. Negaliu. Ne taip, kaip skauda. Ne taip. Kas? Ne taip, kaip skauda. Nesupratau. Aš tai Tu neatsimeni, kaip skuodė buvo? Ai, ne taip kaip skuoda, ne taip kaip skauda. Nu, tai skaudas. Skaudas. Aš tai sakau, dabar reikia kažką kitą daryti, nes fontanų vandens negaliu Tai tikrinti. vėjų varpelius tikrinam. Tai galėjome, yra vienas fontanas, yra Nu, aš tų tai jau netikrinu, kur viduryje ežero. valties. Nes nesidaro. Žiūrėk, kamino ženklas. Nu, ne visai. Panašus. Na tai va tie papuošimai irgi iš senovės atrodo Graikijos. Kai būna ar kokios vasos išpuoštos. Keista vieta. Kieme atrodo mauzolėjas. Ja, čia mauzolėjinė koplyčia. Ir tokie, matos, kad ne per daug lankoma. Nes čia nei takiuko kokio, nei ką, varteliai irgi tokie vos pastebimi. Ir atrodo toks, kad praktiškai žmogaus kieme stovi. Šiaip truputį keista, galėtų sutvarkyti, nu nėra toks dažnas Prie dalykas. pat, Norėjau sakyti, atrodai pavargęs visai, dabar taip toks parkritai. Ir kaip pirma kelionės diena. Pradžioje kažkaip biškai toks niūrokas oras, šalta, tai kažkaip niūriai biškai ir jaučiaus. Bet kažkaip labai diena greitai galvoju prabėgo. Ne? Nu, įsivaizduok jau. Greit kiek dabar yra?
6 beveik. 6 beveik, jo, tai kažkaip diena labai greitai prabėgo. Tai nežinau, aš taip galvoju, man, kai pernai važiavom ten į Šilutę, Šilalę, ten Pagėgius, man ten kažkaip labiau gal patiko. Kodėl? Nežinau, gal tada saulė, ten viską buvo kažkaip nuotaika geresnė. Dabar kažkaip biški ne taip, bet nu, normaliai. Keista girdėt. Atrodė entuziastingas nuo pat ryto. Nežinau. Tai jo, bet nu, normaliai, ką žinau. Bet viskas gražu, ką aplankėm. Saulės, aišku, trūko, bet... Jo. Bet dabar vaizdas tai pasaka. Jo, šitas tai geras. Tik tai Aštetyta vienai toks irgi nedidelis miestas, tai nėra labai daug kur čia pavaikščiot. Nereikia vaikščiot. Atvažiavom čia, žiūrim pro langą ir viską, kas gražiausia pamatėm. Vos ne, tik už tos bažnyčios, tai ten dar ežeriukai 2, tai irgi ten prasėjom. Bet šiaip, kas nepatiko, kad pavalgyti nėra kur. Yra viena pizzerija, bet uždaryta, yra viena kebabinė, bet nedirba irgi. Tai dar ten kažkoks... Juodas katinas? Jo, tas juodas katinas irgi neveikia, uždarytas. Gal tai jie čia, net kitur dirba ten? Kažkaip ten nurodyta kita gatvė. Taip, iš principo, čia toks jausmas, lyg sezonas neprasidėjęs, lyg kurortinis miestas būtų, neprasidėjęs sezonas ir niekas dar nedirba, žinai. Bet taip, dar tik viena Maksimylė ir Aibė gal. Nu, kažkaip, jo. Nu, bent jau nesimatė daugiau. Tai jo, tai žodžiu, nusipirkom bomžpakių, Maksimui bandelių, tai o tokia ir vakarienė bus. Nu, pusryčiai tai jau čia šitam. Bet gal ir vakarienė čia galima iš anksto užsisakius, galbūt. Neklausė, nesiūlė, pusryčius tu pasiūlė. Nu, jie, matyt, iš anksto reikėtų susiderinti. Vien taigi nėra žmonių, iškart nešoks, negamins. Ne, nu tai taip. Nu, bet jo, tai šiandien taip, rytoj žiūrėsim. Gal ir bus paprašiau, nu vis tiek dar iki čia reikia atvažiuoti kažkiek laiko, kol iš namų išvažiavam, tai tas laikas taip greičiau ir praėjo. Reikėjo gal Raseiniuose užvalgyti. Bet pasižiūrėjom, kad čia kaip ir yra vietų. Nu, kur užeiti, tai galvom, čia užeisim. Nu, jo, buvo mintis, kad gali čia nebūt kur pavalgyti, kad ir Ašaras nedirbs ir panašiai mažesnį miestelį, ir ypač prieš šventinę dar dieną. Bet aš ir nelabai norėjau dar. Na, nu gerai. Norėčiau, gal būčiau užprotestavus, einam valgyti. Tai va, gerai, tai tada šiandien tiek. Nuo rytoj pažiūrėsim, kas bus įdomaus.